Labas vakaras. Atsiprašau, kad truputėlį vėluoju, taip jau išėjo. Suprantat, turiu tokį, pavadinkim, žalingą įprotį. Niekada nesivežioju dekoracijų. Na, čia spektaklis gastrolinis, ir iš karto sakė man paminėt, šitam spektaklyje jokių barakudų nėra. Nu, čia žmona sugalvojo tokį bairį, kad tą spektaklį lengviau būtų parduoti kažką. Tai va, o apie tą, kad aš nesivežioju dekoracijų, nesuprantat, man jų kaip ir nereikia. Visą laiką, kur atvažiuoji, kur rodau aš ten spektaklį, nueini į užkulsius, rekvizito kambarius, pas dyriką užsuki, susirenki viską, ką reikia. Na, o dabar, ką aš radau šitam mažam teatre, tai jūs to ir pamatysit. Taip. Aha. O, štai va, radau 2 tokius puikius perukus. Nu, tokie. Jau. Kažkada, tarp kitko, vaidinau tokiam senam teatre vienam. Nu, tokiam jau labai senam teatre. Ir kaip visą laiką, ieškau aš tų daiktų, kurių man reikės per spektaklį ir susiradau peruką. Tokį labai seną. Irgi. Užsidėjau aš tą peruką. Vaidinu, tai drama. Ir taip jaučiu. Kažkas negerai. Su galva. Aš pasižiūriu iš savęs, o ten taip toks debesys. Blakis. Bet tai gerai, aš galvoju, kaip su aureolė tokia vaidinu. Blet, kažką trūksta. Trūksta spektaklio ašies. Aš to jau. O. Pasvirus. Nieko tokio, žemės ašis irgi yra pasvirus. Čia dar pakrypė. Pakrypė. Taip. Gal iš pradžių duos mes pakabinkim. Taip, šito čia. Taip, kas yra čia, žinot? Kava, kavos dėžutė čia ko gero labiau, bet mano spektaklyje čia yra urna su mirusio žmogaus pelenais. Statom su vakare. Apie pelenus. Būsimus. Po vieno spektaklio prie manęs prieina senelis ir senelė. Nu ir senelė man pradeda pasakoti. Atseit, mano spektaklis jai yra per ilgas. 3,5 valandos be pertraukos jai yra per daug. Nu, jinai turi atseit per pertraukėlę nueiti į moterų kambarį ir susitvarkyti make-upą. Nes jeigu jo nesusitvarko, tai amžius pradeda muštis. Nu, aš taip žiūriu į tą močiutę ir, na, įsivaizduokit, jin su to make-upu atrodo kaip 100 metų. Tai aš taip žiūriu į ją ir galvoju, kiek tau be to make-upo? Nu, kokie 200, bet tai gerai, rekordas. O toliau prie manęs privaro senelis. Varo. Tuoj atvarys ir sakys. Atvarė ir sako. O suprantim, aš turiu bėdų su prostata. Ir man kas 15 minučių reikia varinėti tudy-sudy. Nu, supranti, tudy-sudy. Nu, kapiš? Aš sakau, senelis supratau viską išskyrus kapiš. Ir sakau, čia ne kažkas rungtynės, kur yra minutės per traukėlį. Ir vis tiek per tą minutę tudy-sudy nespėt. Bet aš nepagalvokit, kad aš toks žiaurus ir jiems taip pasakiau. Aš taip pridėjau ranką prie širdies ir sakau, senelė ir senelė, aš sutrumpinsiu spektaklį. Bet tada susidūriau su tokia bėda. Kaip galima sutrumpinti tokį spektaklį? Na, ir suprantat, kadangi šita visa istorija, kurią jūs netrukus pamatysit, tai yra paremta tikrais faktais. Man nutiko viskas realiam gyvenime. Ir kai aš tik pradėjau vaidinti šitą spektaklį, tas išėjimas į sceną, tas pirmas žingsnis, jis buvo toks skaudus. Mane už
plūkdavo tie prisiminimai, ta agonija, tas skausmas ir aš tiesiog apsiverkdavau. Na gerai, aš neapsiverkdavau, aš tiesiog apsišliumdavau. Na gerai, aš raudodavau. Bet laikui einant, yra taip sakoma, laikui einant aš pastebėjau keistą dalyką. Nebesiverkia, kaip senais gerais laikais. Tai aš savo ir pasakiau, nafik tas verkimas. Tai iš 3,5 valandos spektaklis tapo valandos trukmės. Oho, taip, žiūrim toliau. Taip, čia labai svarbu dabar. Pakelkit dešinę ranką, kas atsinešė telefonus. Pakelkit, nebijokit. Visi, gerai. O dabar kairę ranką pakelkit, bet nenuleiskit dešinės, tie, kas išjungit garsą. Nemeluokit, nes patikrinsiu, žinokit. Nu, gerai. Parodykit telefoną, jeigu galima. Išjungta. Tai žmonės, garso išjungti nereikia. Nereikia. O jeigu paskambins, tai ir kalbėkit, nes aš... Irgi kalbėsiu. Beje, telefono istorija. Prieš 4 metus mane buvo įsimylėjus tokia pana. Ir kiekvieną kartą pro mane praeidama ir padarydavo maždaug taip. Pasuk man. Pasuk man. Taip, ten čeksėdavo. Aišku, aš jai nepasukau. Nes aš dar tada nežinojau, ką ten ir kur jai reikia pasukti. Bet kaip visada, vaikštau aš po vieną teatrą, ieškaus rekvizito, ateinu pas budinčią, ten kaip apačioje panašiai yra ir sakau, laba diena, gal dalgį turit? Man taip stovi su tuo dalgiu. Turiu, bet neduosiu. Aš sakau, duokit tą dalgį, ar gaila jums? Ir tada tam pasilenkė ir aš žiūriu, už jos nugaros stovi štai šitas agregačiukas. Tai man, jaunam bičiui, pasirodė, kad senais laikais reikėdavo įkišti pirštą į skylutę su numeriu ir pasukti. Tai aišku, aš tą telefoną pasilikau kaip priminimą, kaip reikia įkišti ir pasukti. Bet būdinčiai aš atidaviau savo telefoną. Atsimenat, buvo tos tokios neužmusamas nuoškės. Tai žodžiu, tokios plytos pasiėmė ir jau kalbi. Tai žodžiu, aš ją atidaviau. Tai va. Dar vienas įdomus dalykėlis. Kažkada vienam prabangiam teatre jau labai vaidinau. Ir žodžiu, radau viską, ko reikia. Perukai buvo iš tikrų arklio plaukų. Radau tikrą urną su tikrais pelenais. Bet neradau stalo. Žinot, neišeisi žmonėm, bet nepasakysi, atsiprašau, šiandien spektaklis nevyks, nes stalo neradom. Tai mes pasakėm, jeigu rasi tą stalą, tai atneškit bent jau į spektaklio vidurį. Tai taip ir buvo, ten vaidinu ir atsiplėšė durys, čia dabar jo šonė yra, bet tai buvo per salės vidurį, ir tokie 2 girti bičiukai tam stalo. Įneša taip, man numeta ir dingsta. Štai. Balta mišrainė ir starka. Pasirodo, už sienos baltojoje salėje susukama scena vyko gedulingi pietūs. Bet žinot, dėl ko man buvo keista? Tie gedulingi pietūs ten vyko, o aš viso spektaklio metu iš už sienos girdėjau juoką. Tai aš taip galvoju, o ką jie ten laidojo tada? Padariau tokią išvadą, kad jie laidojo komiką, kurio geriausias prikolas yra tai, kad jis numirė. Ir aš jums nepasakiau, kad čia viskas dabar, kas vyksta, tai dar nėra spektaklis. Atsiprašau, dar kartą aš pavėlavau, tai aš kažkaip turėjau sceną darbui pasiruošęs. Taip, aš tuos daiktus dėliojau ir šiokį tokį apšilimą padariau ir užmezgiau kontaktą su publika. Arba bent jau bandžiau. Ir jūs, pasižiūrėkit į mane. Ar aš galėčiau šitaip apsirengęs vaidinti prieš jūs. Tai aš tuoj apsirengiu sceninį kostiumą ir mes galėsim pradėti. O šitas? Va šitas. Šitas arklys
Aš gimiau, kai mirė mano tėvas. O miriau, kai vedžiau. Čia kitą dieną. Tiksliau pasakius, po 23 valandų ir 45 minučių. Mano gyvenimas prasideda krematoriume. Aš ėjau pasiimti savo velionio tėvo pelenų, bet prieš įeidamas į tą patalpą, aš išgirdau 3 pažįstamus balsus. Tenai kalbėjo mūsų gaujos nariai. Suprantat, mano tėvas buvo vilkų gaujos bosas, hierarchijos piramidės viršūnė. Tada buvau aš, tada Romka, tada Svaika, Tomis ir va čia Haupas. Tai aš jums dabar pabandysiu pateikti tų monologų santraukas. Ir iš karto noriu pasakyti, kad daugiau šitų personažų mes nebepamatysim. Bet pamatysime daugybę kitų. Taigi, pirmasis kalbėjo Svaika. Короче, vieną dieną varau per miestą. Nu, žiūriu, eina tokia faina bobytė. Aš taip privarau prie jo, sakau, Girči. A nori kur nuėti? Ir taip žiūri, mane taip paputė lūpytės ir jau matau, kad sakys, kad nori kažkur nuėti. Ir tuo metu man kažkas tik taip pizda šitą. Žiūriu, bėga bosas, rėkdams. Ačiū už vakar naktį. Nu, Boba irgi pabėgo. Nu, aš sakau, iš Svaikos prikolint gerai yra. Nu, prikolint yra prikolas. Nu, karoči, kitą kartą varau aš jau per miestą ir tokios 2 fainos bobykės, aš taip privarau prie jų. Girdžit? Nuėjt gal kur norit? Ir jūs taip žiūri, taip pabit visus išvalgia, jau lūpytės paputė ir man kažkas vietų. Ačiū už vakar naktį. Nu ir po to kartą man išsivystė fobija. Aš bijau išėti į miestą ir užkalinti bent Bobas, nes bijau gal per šiknų. Nu tai žodžiu, aš užsidariau namie ir sėdžiu, bet aš toks inovatyvs, radau tokį dalykėlį. Internetas. Aš ten sėdžiu, tik čiatinu ir po poros savaičių žiūriu, kad viena Boba man jau nebe Boba, o moteris. Ir aš sakau tai moteriai. Gal tu nori kur susitik, pavyzdžiui, prie miesto tuopos? Nu, jin sutiko. Karoči, aš atvarau 3 valandom anksčiau, taip įsilipu į tą tuopą, nu, kad perimetrą patikrinu. Taip žiūriu, už 10 kilų bosas savo hatoj su sulaužyta koja vaikšto. Suprantat, vakar žaidė Monopolį. O po to jisai susilaužė koją. Vakare. Nu, žodžiu, aš nulipu iš tos tuopos, buvo pavasaris, tai tų pūkelių labai daug, toks apkybės visas, tik valausi, toks bičias eina ir man tai daro. Kas tau ir? Nu, tai vėl. Sakau, kas tau ir? O jis man sako, tu pūkus iš visų pūkų išsikrapštai. Aš jam sakau, ten čia. Ir tada prieš tai aš pamatau, pareina mano moteris. Ir aš taip pas ją čiuožiu, kaip per fulės rungtynės. Nusišikuoju, tas plytelės buvo betoninės, aš taip pas nusidražiau iki kelienų, tik strupas atvarau, išsitraukiu žiedą iš užpakalio ir sakau, o būsi mano Boba. Tai yra moteris. O iš kur aš žiedą gavau? Prie namų yra kioskelis. Bet ten tokia babulka nuotaiko žiedus pardavinėjo, kaip Palangoj. Tai iš vieną nupirtinau. Sakau, žinosiu, kokia mano moters nuotaika. Tai aš kartuoju, o būsi mano moterį. Ir imdėjau taip tiesiai pasimtą žiedą ir man kažkas taip pist per šitą. Ačiū už vakar naktį. Moteris. Pabėgam. Ir aš taip nuleidau galvą prieš kertant kalavijų. Ir tada vat pasigirdo tas garsas. Žinai, kaip pasiemi pilną alaus butelką taip į sieną. Va taip tūžia mano širdis. Antrasis kalbėjo Haupas. Čia tai yra fignia, o man tai buvo blogai. Va, kartą atvaro bosas pas mane ir sako, Haupai, einam žvejot. nu gerai, nu aš karoči susirinkau visas
meškerės, plūdės, aparikų, pasėmiau dzygų, prisivariau sliekų, prisiviniau kokį kilometrą zilkos. Nu ir mes varom, aš toks trumpas per tokias pievas varom, tos pievas man pašas diskutena, aš taip bėgo. Ir bosas sako, Taupai, čia žvejojam. vadingi, bosas pievoj nekimba. Nu, tada bėgam į mišką. Nu gerai. Nu ir mes bėgam į tą mišką, bėgam. Ir ten toks kelmas ir aš taip šastonės. Vilkų tuopė. Aš iš tos baimės ir šūstelėjau. Aš dabar paaiškinsiu, ką reiškia šūstelėjau. Na, žinot, kaip galvoji, kad pagadinsi orą, bet iš tikrųjų privarai kelnes. Bosas, davai aš jūsų užlipu, išlipu ir atvedu pagalbą. Prisišykai, tai ir būk savo vietoje. Va, aš ant tavęs užlipsiu, išlipsiu, o tu prisibesdė kalniuką ir išlipsi pats. Nu gerai. Ir aš jaučiu, kaip ant manęs lipa du centneriai. Suprantat, tada, kai visą tai vyko, man buvo tik tai 8 metai ir mano ūgis buvo 1,20 m. Dabar praėjus 11 metų, mano ūgis 1,18 m. Aš einu per miestą ir visi sako, o, žiūrėkite, eina Smygolas, Frodas, Goblinas, Molinis sodo nykštukas, bet aš nesu Goblinas. Nu gerai, yra ten tų Goblino bruožų, bet aš ne Goblinas. Ir aš kiekvieną kartą, kai žiūriu į veidrodį ir matau tai, aš jo klausiu. Kas tu? Kas tu esi? Kas tu esi? Na, o trečiasis, užmiršau. Mes tokį gaujoje prikolą turėjom, kadangi kai Haupo pašaukis daro taip, tai mes darydavom šitaip. Ir jis taip. Na taip, gerai. Na, o trečiasis kalbėjo Tomis. Nu kas tu esi? Nu kas? Goblinas tu esi ir tu nieko čia nepakeis. Čia fignia. Visur yra fignios. O man tai žinokit buvo blogai. Kažkada bosas ateina pas mane į chatą, pilnas tokių maišiukų nešasi, dėžučių ir sako, Tomi, matuokis. Nu, aš gerai galvoju, kokios naujos gaujos uniformos, nu ten kaip iš filmų, viskas, kad gražu būtų. Aš tik prieinu prie tų maišiukų. Moteriški drabužiai. O suprantat, bosas turėjo tokią paplūdimio tinklininkę Žaną. Ir kai visą laiką norėdavo kažką iš jos gauti, tai aš turėdavau matuotis, nes bosas jai pirkdavo visokias šmutkės. Ir tai tęsėsi, žinokit, ne vieną ir ne 2 savaitės, o 3. Tai pagaliau vieną kartą atėjo į mano gyvenimą palaiminta diena. Bosas galutinai išsiskyrė su ta paplūdimio tinklininkė Žana. Ir aš galvoju, viskas, o dievai, nebereikės matuotis tų rūbų. Ir kaip tik bosas ateina į kambarį ir sako, Tomi, vežuosim į parduotuvę. Aš tiek gyvenime nesu matavęsis per vieną dieną moteriškų drabužių. Suknelės, kostiumėliai, sijonai, palaidinės. O įsivaizduojat, kiek aš laiko užtrukau, kol išsirinkau tinkamą rankinuką prie kablų? Tai ačiū Dievui, kad vakare turėjau pasimatymą su mylimąja. Aš po vakarienės ją lydžiu namo ir jinai prie namų sako, gal tu kavos nori žiūrėti? O mes visi puikiai žinom, kad naktį kavos niekas negeria. Tai tą naktį man pavyko išlaužti net 6 puodelius kavos. Ir aš taip ryte atsibundu, taip maloniai maudžiančiais raumenimis. Ir mano mieloji man sako, o tau tinka? Aš taip nubėgau prie veidrodžio. Aš buvau apsirengęs savo mylimosios drabužiais. Aš net auskarus buvau įsivėręs. Tai
Tai nuo to karto mano mylimoji pagalvojo, kad aš nebe toks vyras. Ir jinai pradėjo vedžiotis naujus kakalius. Jinai net 3 kartus buvo ištekėjus. Aš visose vestuvėse irgi dalyvavau. Kaip vyriausia pamerkė. Aš net 2 kartus plokštę pagavau. Ir žinokit, man atrodo, viskas tada ir prasidėjo. Kaip normalūs žmonės per pilnatį virsta vilkolakiais, taip aš virstu moterėlakiu. Man, jų visų 3 tenai besiklausant, atrodė, kad jie varžosi. Na, kurį mano tėvas padarė labiau nelaimingu. Arba kieno toks didesnis sielvartas. Ir visą tą klaunadą, visą tą cirką nutraukė į patalpą įsiveržęs Ronka. Ronka. Nu, kad čia žliumbi pidas. A tai kur albinas? Nu, tai bagažinė, nu, tai pasiemam kastus ir davai į mišką. Ronka. Ronka buvo kiečiausias vilkų gaujos smogikas ir jisai manęs nekentė. Na, suprantat, dėl ko? Todėl, kad aš buvau boso sūnus. Tėvui buvo visiškai nesvarbu, ką ir kaip aš padarau, aš visą laiką buvau geriausias jo akyse. O dabar tėvui mirus, jūs patys suprantat, ką reiškia tie kastuvai, ta bagažinė ir tas miškas. Aiškinti nereikia, filmų žiūrit. Todėl aš buvau priverstas bėgti. Bet prieš pabėgdamas iš Respublikos, aš privalėjau sutvarkyti vieną labai svarbų reikalą. Aš privalėjau pasikalbėti su Kanelupe. Kanelupe, čia aš. Kanelupe, tai mano aukselį, mano meilė, mano sužadėtinė, tu kviečiu, kraukis daiktų, šok pas mane ir aš tave pagausiu. Kanelupe. Kanelupe. Albinai? Ką tu čia darai? Albinai, tu dar Respublika? O aš jau maniau būsi pabėgęs. Na, Albinai, kaip tu nesupranti, aš maniau, kad tu puikiai supratai, kad viskas tarp mūsų baigta. Ir čia ne todėl, kad tavo tėvas mirė. Ir tu esi niekas. Tiesiog aš negaliu būti su tokiais žmonėmis, kurie turi tokią savybę. O ta savybė, Albinai, ta savybė, jinai veda mane iš proto. Ir vieną dieną jin tikrai būtų mane privedus iki beprotybės. O aš ten stoviu apačioj ir matau, kaip jin spjaudo ant to bato. Aš taip... Nu, tu dar kartą išspjauk. Nu, žodžiu. Albinai, tu esi... tinginys. Taip, Albinai, aš negaliu būti su tinginiais. Tu prisimink tą kartą, kai buvot su Svaika, pasiųsti sumušti kioskelio pardavėjus ir viską vogti. Kas buvo tada? Ką? Svaika? Svaika prinešė mums visko. Skutimosi putų, skutimosi peiliukų, gumų į plaukus, gumyčių. O ką parnešei tu, Albinai, ką? Ką tu parnešei? A tu nieko, Albinai, neparnešei. Svaika pats tave po pažastim pasiėmė ir parnešė ir numetė man prie durų kaip kokį pamestinuką.
kai buvot pasiųsti sumušti prekeivių, kurie nemoka duoklės mokesčių. Aš nueidavau pas vaiką. Aš matydavau, kaip jisai tenai ruošas, jisai stovi prie bokso kriaušės, jis tik tai iš dešinės, iš kairės, į padaiką varo. Jisai nuvarė tenai, jisai visiems į padaiką davė, į padaiką atvarė. O kam tu nuvaręs tenai davai į padaiką? Tu niekam, Albinai, nedavai į padaiką. Ar ne? Žmonės, jei kas mieste pamatysit sumuštą arba užmuštą dindelį, tai žinokit, čia Albino darbas. Nes tik Albinas duoda dindeliam į padaiką. O žinai ką, Albinėlį, mielas? Mano kantrybės taurė buvo perpildyta tada, kai tu buvai pasiųstas į solinę misiją. Padegti namą. Taip. Namas sudegė. Bet mes abudu žinom, kad tu namo nepadegei. Žaibas, Albinai, į tą namą. Ir tas namas parėjo tūmais. O iš kur aš žinau? Matai, tam name Marytė su Mariuku ir ne tik su Mariuku, va taip va, fitimit darydavo. Tu tingini, tu patingėjai įeiti į tą namą. Tu supranti, tu būtum įėjęs į tą namą, tai tu gal būtum išgąsdinęs Marytę su Mariuku. O dabar Mariukas sudegė, kaip čipsas. Tai ačiū Dievui, kad vyrams karstą buvo lengva nešti. Įsivaizduokit, didelis karstas ir jo viduryje čipsas. O ką tu padarei su Maryte, ką? Ką tu su Maryte padarei? Jin dar dabar praeina, jo subinė degėsiai smirda. Kur man dabar su jie tokia nueiti, ką? Į gaisravietės? Arba į turistinius, kur laužus kūrena. Ir tai smarvės nepramuša. Viskas, Albinai, aš negaliu, žinai?